kartą mes žaisim 99 Nights in the Forest. Ir aš norėjau pasakyti, kad labai atsiprašau, kad aš taip ilgai nebuvau savo kanale. Ir aš taip ilgai nebuvau savo kanale, nes mangi buvo mokykla. Žinot, kaipgi mokykla yra bloga. Visą laiką reikia laukti labai ilgai, kol baigsis beveik 9 ar 10 mėnesių. Nu, tai ir dabar mes pirmą kartą, ne pirmą kartą, aš čia sakau, bet mano kanale mes žaidžiam pirmą kartą 99 Nights in the Forest, o iš tikrųjų aš čia ne pirmas kartą, tai man nebus taip ir sunku nueiti iki 99 dienų, bet šiandien mes nenueisim iki 99 dienų, nes aš tuoj turėsiu važiuoti. Tai gerai, dabar mums tik reikia laužą padidinti, gal dar paskui biškį pasityminsiu. Ne, bet nesu zuikis, nes ką tu ten su jais padarysi? Bėk! Pala, man reikia kolo pasiimti. Reikia vaiko. Jie, ramiau. Gerai. Nėra kolo, tik skrepo. Nu tai gerai. Tai šį kartą mes gal tik 10 dienų išgyvensim, o gal tik 5. Jo. Mums reikia, mes tuoj gausiu 3 levelį. Mums reikia biškį. O jau 4 man jau pasisekė. Bet man dabar reikės tik čia. Pastatom map blueprintą ir tada mes jį pastatom taip. Nu ir tiesiog, dabar va, mes pasiaiškinsim, pavaikščiosim čia. Aš jums aprodysiu viską. Ir viskas. Aš tik čia gali ir nubai žiūrėti mano kanalą, nes jie gali, išmanęs biškį išmokti, ką reikia daryti per 99 Nights in the Forest. Ir parašykite komentarus, ar kitą kartą man žaisti 99 Nights in the Forest antrą kartą, ar man reikės jau kitą kartą žaisti Steel Brainrot. Bet prašau, nerašykit Grow Garden, aš to žaidimo absoliučiai nekenčiu. Taigi. Ir aišku, dar galite komentarus parašyti Bulldog Lane, irgi geras žaidimas. Nėra blogiausias, nėra geriausias, bet ir nėra puikiausias. Aš iš kažkieno pastyrinau Bunnyfootą. Gerai, greitai, taip. Imk tą savo Bunnyfootą. Gerai, dabar reikia biškį, kol pamažės. Ir viskas. Ką, tai tik tiek? Gerai, jau šitą radau. Palaukit, aš pavadysiu vieną būdą. Prašau, neišeik. Atkupros norėjau biškį užlipti. Tai gerai. Dabar tiesiog dėl medžių aš rūpinsiuosi. Nes mums reikia, aišku, patį reikia tik medžių. Bet palaukiam, antros dienos pasimsiu geresnį šitą. Seka, kaip čia. Biškį lietuvių jau nemoku. Bet labai liūdna, nes gali būti Robloxas nubendintas. Ir kitą kartą aš tikiuosi žaisti Steel Brainrot. Tai jeigu norite su manim susijungti, mano vardas yra Adman1. O mano vardas, kaip aš pirmą kartą pradėjau, tai yra Migbar22.
tai tiesiog joininkit. Jeigu norite, susiveskit ir aš iš karto pasakysiu. Kažkas numirė, aišku. Kur Beltraderis? Va, Beltraderis. Duok man gudeksą. Man reikia biškį valgyt. Man reikia biškį valgyt. Gerai, dabar mums reikia forestation. Statysim geriausią bazę pasaulyje. Palauk, aš čia turiu. Ai, tik medieną, gerai. Gerai. Viską taip padarom. Viską. Taip. Nu ir va pasamom biškį udo. Bet jau Lumberjackas nėra geriausia klasė, nes tikrai su Lumberjacku tu prarasi bilė kiek medžių. Jau pažiūrėkit, kiek aš medžių nukirtau. Jau pusė beveik mūsų mepo yra. Gerai, greitai, Mykolai, hop. Gerai. Opapa, dabar ką daryti su šitą? Aš supratau. Padarysiu tokį visą. Aš tik dar reikia biškį man vienas. Va tokį, va čia uždėsiu šelfą. Čia kažkas trūks. Kol dar rado. Nu jau su kokiais aš žaidžiu profais, bet nepavadinčiau juos mega profais. Nes vieną kartą su tokiu vietu žaidžiau ir pykšti beirė, bet bent tos dienos abudu. Vieną kartą žaidžiau su Lumberjacku ir jis buvo išgyvenęs bilė kiek dienų. Ir aš tiesiog norėjau būti kaip tas Lumberjackas ir viskas. Tokia mano istorija. Ir aš nusipirkau Lumberjacko klasę, labai aš daug ėjau į strongholdus ir lūtinų čestų, bet mano žiauriai geras, nes aš iš čestų gavau tik tais deimantus. Ir aš atidariau kokius 5 čestus. Ir labai buvo lengva gauti viską. Pala, dabar leiskit man pažiūrėti. Gal dar seplingą paimsim, paplentinsim. Gal pasiemam dar šitą, o šitą fence. Dabar mums reikia, mes tuoj starminsim tai. Ui, kodėl aš andraginu? Dabar ten matau maisto. Gerai, tai tik sudarim viską. Pirma šitą, paskui 1, 2, 3. Ne, bet čia tai gerai. Ne, viskas. Aš galiu čia 1000 dienų ir pasėdėti. O, nepamiršau, kad man valgyti reikia. Gerai, mes valgysim kartu. O ne, ten Remas. O pala, o Remas nebuvo pikta. O jinai nebuvo išimta iš žaidimų. Pala. Na, o ne. Ai, galvoju, kad jau man valgyti neleidžia. Kur čia jinai kaukia? Ką tu čia? Žodžiu. Dabar palaukit, dabar man absoliučiai nereikia uodo. Dabar aš tik dėl seplingų. Bet man reikia, bet čia kodėl seplingai? Mano nebūna double, o tik uodai. Matot, 4 gavau
Ir labai būtų gerai, jeigu aš tiesiog gaučiau saplingus, nes kai kurie medžiai iš vis neturi saplingų, tai blogai. Ir jeigu jūs pridėsit visus komentus, kad sakytų 99 in the forest, paskui įdėkite aišku, kokią klasę naudot. Nes aš, žinot mane, aš esu žmogus, kuriam patinka tokie žaidimai. Gerai, tikiuosi, kad galiu paplenti. Gerai. Ne, čia ta pati. Nu gerai, paplentinam saplingus. Nu ir gerai, va čia va dabar jie kitą už 2 dienų, atrodo, turi užaugti ir bus viskas. Tai aš bandau negelbėti vaikų. Jau galvoju, kad spėsit kodėl. Nes aš pasirinkau Lumberjacko klasę. Ir aš ginklų absoliučiai neturiu ir dabar aš taip nenoriu čia stolūti, tai kitą kartą galėsiu eiti su Cyborgo klasė, nes turiu ir Cyborgo. Tai gerai, šį varom biškį. Gerai, varom ne, tikrai į Strongholdą nevarom. Gal varom biškį pažiūrėsim, palūtinsim viską. Kaip tu? Pala. Ne bet kokį nesąmonę, aš peršokau nuo vilko, pažiūrėkit. Ir vis tiek andžiuoja. Tai gerai, gal šiam kartu jau bus viskas. Jūs matėt, kaipgi reikia žaisti. Matėt, kaip reikia žaisti. 99 Nights in the Forest ir nubai, ir profai, ir viskas. Tik aišku, jeigu jūs žiūrėt mano kanalą. Ir tada, prašau, padėkite like ir subscribe mygtuką ir ate.